Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis sveikinas Jaunimo naujienos. Noriu padėkoti visiems, kas prenumeruoja kanalą, pasidalina vaizdo įrašais, juos pakomentuoja ir paspaudžia patinka, nes tai yra didžiausias paskatinimas kurti toliau. Taip pat noriu nuoširdžiai padėkoti visiems, kurie paremėte Jaunimo naujienų anketą Patreon platformoje, tapdami Jaunimo naujienų laidos siekiais Patreone ir pervesdami lėšas tiesioginiu bankiniu pavedimu į banko sąskaitą, nurodant mokėjimo paskirtį auka. Nuorodos, kur galima prisidėti finansiškai prie laidų kūrimo, paliksiu vaizdo įrašo aprašyme ir komentaruose. Valdantieji nori priimti mokesčių reformą. Pasiklausykime, ką apie ją mano Seimo narys Valius Ąžuolas. Veikia. Aišku, tradiciškai tenka kalbėti apie tuštį salį, bet jau taip yra, kaip yra. Vakar įvyko labai įdomus dalykas biudžeto finansų komitete. Ką aš kartoju eilę metų, kad politikai, kurie sako, kad jeigu nepriimsim konservatorių mokesčių reformos, tai prarasim dalį RRF lėšų. Ir tai nuo pat pradžios iki pat dabar buvo labai gražus ir geras melas. Visų pirma, konservatorium Europą neliepė įrašyti mokesčių reformos, jie patys įsirašė. Tada atėjo kita vyriausybė, kiti politikai, kurie prieš rinkimus kritikavo konservatorių mokesčių reformą, sakė, kaip labai bloga ir jos nereikia gyvendinti. Tai dabar Europos komisija, cituoju finansų ministerijos atstovo žodžius, Europos komisija leidžia atsisakyti neįgyvendintų reformų arba tikslų, jos pakeitant kitokiais tikslais. Leidžia Europos komisija. Tada pažiūrėjus, ko prašė keisti finansų ministerija tame leidimo lange pakoreguoti RRF plano įgyvendinimą. Jie prašė įvairių dalykų, bet neprašė neįgyvendinti mokesčių reformos. Tai vadinas, ką kritikavo anksčiau, dabartiniai valdančiai daugumai, finansų ministerijai, konservatorių mokesčių reforma tinka. Tai jeigu mes to nepadarom, ką mes darom? Vėl eilinį kartą rizikuojam kažko nepriimti, nepadaryti ir rizikuojam kažką prarasti. Bet jau šį kartą, kaip sakant, atsakomybė tenka finansų ministerijai ir vyriausybei, nes jie net neprašė išbraukti šios reformos. Ką jie galėjo padaryti? Paprašyti, ką nori išbraukti. Europos komisija geranoriškai jau šiai dienai neoficialiai yra suderinus į tai, ko prašė vyriausybė išbraukti. Atsižvelgia, aišku, dabar reikia laukti oficialaus jau to pakeitimų viso dalyko, geranoriškai atsižvelgia, nes keičia ir kitom valstybėm. Ir tada vyriausybė neturėtų jokios rizikos, jokios skubos nereiktų daryti dėl mokesčių reformos, būtų galima tą padaryti lėtai, be skubos ir normaliai. Dabar ta mokesčių reforma tokia iš vis chaosą primanti, tokį didelį jovalą primena ir kas liūdniausia, kad viskas daroma paskubomis. Realiai vieną kartą Lietuva jau turėjo naktinę mokesčių reformą, kai Kubilius buvo padaręs, kuom baigėsi atsimenam. Ir dabar jie lipa ant to pačio Kubiliaus grėblio, didinti mokesčius ir kas tada atsitinka, kuo labiau didini mokesčius, tuo mažiau jų surinkia. Tai gali tekti taip, kad jeigu praeitą kartą socialdemokratų premjeras Algirdas Butkevičius taisė Kubiliaus klaidas ir sumažinęs mokesčius jis surinko daugiau, tai dabar gali būti, kad kitai vyriausybė jau teks tą taisyti. Bet nuo šios minutės jau ne vienas politikas nebegalės meluoti, kad jeigu nebalsuosim už mokesčių reformą konservatorių, nebegausime es lėšų. Tai jau bus melas. Nes visą tai galima išbraukti, atsisakyti ir to nedaryti. Tai matysim, į kurią kryptim nueisim, bet kad žinome puikiai vieną dalyką, kad tą, ką mes ten surinksim ir planuojama surinkti, Kubilius irgi planavo padidinęs mokesčių surinkti daug. O rezultatas buvo minus 2 milijardai. Tai dabar atsitiks tas pats, nes verslas yra labai mobilus, labai greitai gali persiregistruoti ir išeiti į kitas šalies ir tų mokesčių nebus surinkta. Viendi šiai dienai užtenka, pavyzdžiui, jeigu tu esi individualių veiklai, persiregistruok juridinį asmenį ir ta mokestinė našta tau bus maža. Bet, tęsiant senas geras konservatorių tradicijas ir šioj reformui, stambiajam verslui 250 milijonų minus mokestinių lengvatų pelno mokesčio, o visą tą sumą realiai paimant iš individualios veiklos ir iš kitų žmonių. O kas atsitiko su nekilnojamu turtu, tai tą, ką sakiau, bet dar pernai prieš naujus metus, kad visas nekilnojamo turto, kaip sakant, reguliavimas, ką nubausti, ką nuskriausti, bus perduotas savivaldybėm, tas ir įvyko. Savivaldybėm liko tik tais nuo 0,1 iki 1 ribos, kiek gali laviruoti, bet netgi grindų nustatymas taip pat paliktas savivaldybėm. Ir kaip kažkas sako, kad savivaldybės labai mylės žmonės, gerbs ir nedarys drastiškų sprendimų, tai noriu parodyti vieną pavyzdį. Savivaldybės iki šiol nustatinėja žemės mokestį, tai atsitiko taip.
po žemės perskaičiavimo tik 12 savivaldybių koregavo procentus taip, kad tas mokestis drastiškai nedidėtų žmonėm. O visos kitos beveik 50 savivaldybių nieko nedarė ir tas mokestis išaugo kartais. Kam 50%, kam 100%, kam 150%. Tai su nekilnojamu turtu realiai atsitiks tas pats, bet aišku, labai įdomus grafikas viso to įgyvendimo, žmonės tą mokestį gaus 27 metų sausio mėnesį, prieš pat savivaldos rinkimus. Na tai žiūrėsim, kaip savivaldos politikai suvalgys tą karštą bulvę, kurią jam numetė vyriausybė. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė antradienį policijos departamentui pavedė inicijuoti faktinių aplinkybių patikslinimą dėl buvusio kandidato į Lietuvos prezidentus Eduardo Vaitkaus pasisakymų Minske. Kaip trečiadienį pranešė prokuratūra, pavedimas duotas po to, kai viešojoje erdvėje pasirodė pranešimai apie Eduardo Vaitkaus Baltarusijoje išsakytus teiginius, kuriuos galimai yra nusikalstamos veikos požymių. BNS rašė, kad Baltarusijoje besilankantis buvęs kandidatas į šalies vadovus Eduardas Vaitkus Minske pareiškė Lietuvos prezidentą Gitaną Nausėdą esant išrinktų neteisėtai. Taip pat teigė, kad Lietuva eina lietuvių ir valstybingumo naikinimo keliu. Po susitikimo su Turkijos prezidentu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Ukrainos delegacija susitiks su Rusų delegacija Stambule. Patvirtinta, kad delegacijai vadovaus Ukrainos gynybos ministras Rustemas Umerovas. Šiame susitikime dalyvaus Turkijos, Ukrainos, Amerikos ir Rusijos atstovai, sako jis. Volodymyras Zelenskis sako, kad jis nevyksta į Stambulą, nes ten jam nėra ką daryti, kai į Turkiją neatvyko Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad Rusijos delegacijos Stambule sudėtis rodo Maskvos lengvabūdišką požiūrį į derybas, nes joje nėra ne vienas mens, kuris iš tikrųjų priimtų sprendimus. Vis dėlto, nepaisant gana žemo Rusijos delegacijos lygio, bet iš pagarbos Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui, aukšto lygio Turkijos delegacijai ir turkų prezidentui Erdoganui ir vis dėlto norėdamas pabandyti žengti bent pirmuosius žingsnius deeskalacijos paliaubų link, nusprendžiau siųsti mūsų delegaciją į Stambulą, pabrėžė valstybės vadovas. O ką jūs, brangūs žiūrovai, galvojate apie šias naujienas? Savo nuomonę galite palikti komentaruose. Iki.